Klaipėda ir jūros ošimas. Tai dvi neatsiejamos istorijos. Tačiau jūros šventė tai dar viena istorija, kuri susiliedama su klaipėdietiška dvasia, kuria unikalų pasakojimą, kuriame gimsta tradicijos ir žmonių bendrystė. Šiomis dienomis Klaipėda ošia. Ir tai ne tik Baltijos bangos skalauja auksinės pajūrio kopas. Tai žmonių gausa, neabejingų Klaipėdai, kuri tarsi jūros tęsinys, užliejo senamiesčio gatves. Tad šiame trumpame siužete kviečiame jūs pažvelgti į šventę iš paukščio skrydžio, pamatyti, kaip iš dangaus platybių atrodo ošiančios miesto gatvės. Ir žinoma, tikimės, kad neliksite abejingi visuomeniniais pagrindais kūrimo kanalo iniciatyvai. Laukiame jūsų patiktukų ir komentarų. Iki greito!